Sveiki, su ta pelkė netoli Baltarusijos sienos, kur vieniem jinai vaidenosi poligonę, kitiem už poligono ribų, nors nei jinai poligonė, nei už ribų, jinai savo vietoj 3 km nuo Baltarusijos sienos, 2 km nuo Zalavo. Tai su ta pelkė mes patys tarsi išlindom iš savo asmeninių pelkių, pradėjau domėtis, ką kolegos pasakoja ir vakar vėl kažkaip įsijungiau Komentaras TV online. Vėgėlė, kurio nemėgstu, bet pasižiūrėsiu, žiūriu, visai protingai šneka, tačiau ką jisai tuo metu protingai pašnekėjo? Protingai šnekėjo ir paskui staiga pasakė, atkreipkite dėmesį, pats tapo Seimo nariu ir pradėjo tą kartelę ginti iš karto. Automatiškai matyti iš senų laikų. Advokatus įsėdė, vienas kitą gina, dabar Seimo narys vienas kitą gina. Kodėl tyria Maldeikio taksi pasivažinėjimus? Suprask, čia taip smulku, o dabar priėmė įstatymą, kad negalės tirti merų. Tai man dabar labai įdomu, apie kokį įstatymą, kad negalės tirti merų, kalba Vėgėlė. Gal padarė kažkokį patikslinimą, kad prokuratūra iš karto nepultų, kad pagal aukščiausio teismo išaiškinimą būtų pirmiausia etikos komisijoje tyriama. Nes aukščiausias teismas ir išaiškino, kad kodėl iš karto prokuratūra, kodėl iš karto baudžiamąja tvarka yra vyriausiosios etikos komisija. Tai jeigu šitą nuostatą iš teismo sprendimo įrašė įstatymą, gal palaikė, kad tai yra svarbu, nes iš tikrųjų merui buvo sugadintas darbas, buvo meras nuimtas, atimtas mandatas, dabar vėl grąžintas. Kad nebūtų tokių dalykų, kad prokuratūra tiesiog įsikiša į savivaldą, įsikiša į politinius dalykus. Tai iš tikrųjų tam yra vyriausioji tarnybinės etikos komisija, tai kodėl jinai buvo apeita. Tai jeigu į įstatymą tą įrašo, tai dabar kaip čia yra, ar Vėgėlė nesupranta šitų laiptų, ar jisai tiesiog aklai gina, kad ir jo netirtų, kur jisai važinėjasi su taksi. Nes jau dabar Maldeikiukas, kaip liaudyje jį vadina, Maldeikis pažadėjo grąžinti pinigus. Pirmą jisai teisinosi, kad ne tą dieną nuskaičiuoja. Iš tikrųjų jisai teisus, bankai būna perki vieną dieną, nuskaičiuoja kitą. Tačiau ten yra naujųjų metų laikotarpis, joks Seimas nedirbo, jokie susitikimai su rinkėjais nevyko. Tai jo pasiteisinimo niekas ir nepriėmė. Tai pirmą jisai gynėsi, dabar jau sako gražins pinigus ir kam ta mobiliako lazda, taigi šitiek daug uždirba savo selfiams darytis lazdą, iš savo pinigų pirk. Teisingai, kad jį pajudino ir neteisingai, kad Vėgėlė gina ir jau nuo 1 cento iš mūsų visų suneštų pinigų yra vagystė. Ne tam žmonės suneša, kad jie šitaip švaistytų. Štai šiandien praneša, Seimo kanceliarija išvežė į Ukrainą ir padovanojo savo automobilius. O tai tautos atsiklausė, tai nusipirkote kam? Kad važinėtumėtės pas mus, pas rinkėjus į susitikimus. Prie ko čia ta Ukraina? Prie ko čia išvežti mūsų tas mašinas į Ukrainą? Atsiklausėte tautos? Ne. Ukraina nei ES šalis, nei NATO, ten krenta raketų lietus, ten tu išvežė autobusą, automobilį, jo kitą dieną gali nebebūti. Ten Bergždžias yra dovanos, Bergždžias karių siuntimas, Bergždžias paramos siuntimas išskyrus humanitarinės. Tik tai humanitarinę galima siūsti. Tai, o čia kas nors tirs tų automobilių padovanojimą. Čia pastoviai visokie absurdai ir Vėgėlė piktinasi, kodėl juos tyria. Juos per padidinamą stiklą reikia, kur jie važinėjasi, ką jie ten perkaliojasi. Tai pasižiūrėkit, buvo advokatų, tai advokatus labai gynė. Kai jis buvo advokatų tarybos pirmininkas, tai ten eilė advokatų pragėrė savo licenzijas. Aš specialiai tikrinau, nebėra advokatų tarpe, pragėrė prie vairo girti, vadovavo Vėgėlė. Ir jisai vadovaus valstybei, ėjo į prezidentus, sakė, aš vadovausiu valstybei, savo to kartelio nesugebėjo sužiūrėti, dabar sėdi Seime, gina prokonservatorinius, aš nežinau, ten Maldeikis konservatorius ir jis prokonservatorinis, bet jisai turėjo puodelį Smolenskas yra Lietuva. Jis prisijungs Smolenską, bet nesugeba taksi už savo pinigus važiuoti. Tai jeigu buvo čekiukų bylos, tai ir parlamentarai, ir tarybų nariai turi labai atsargiai žiūrėti tuos kelionių pinigus.
tos kelionės turi būti grinai darbo tikslais, o ne šiaip sau pasivažinėjimai naktį pas mergų.